Labas rytas. Rugsėjis jau baigėsi. Studentai kimba į rimtesnius darbus. Na, o kitą savaitę laukia dar viena svarbi užduotis. Vyks Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos. Na, tačiau apie viską iš eilės. Šiandien laidoje Universitetai LT matysite. Kaune praėjusią savaitę vykusios daugiakalbės paskaitos akimirkas. Kaip vyko tradicinė tyrėjų naktis. Ir ką veikia studentai jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. Taip pat susipažinsime su jūrinio slėnio veikla ir bandysime išsiaiškinti, ar tiesa, kad studentai pasyviai dalyvauja rinkimuose. Na, o dabar akademinės naujienos. Rygoje vykusiame Baltijos asamblėjos tarptautinės apdovanojimų komisijos posėdyje paskelbti Baltijos asamblėjos premijos laureatai. Komisija nusprendė Baltijos asamblėjos mokslo premiją skirti Lietuvos fizikui Algiui Petrui Piskarskui už tyrimus lazerių ir netiesinės optikos srityse. Lietuvos statistikos departamentas prieš kelias savaitės paskelbė praėjusių metų gyventojų surašymo rezultatus. Paaiškėjo, kad aukštą išsilavinimą Lietuvoje turi daugiau nei 21% gyventojų, vidurinį arba aukštesnį išsilavinimą beveik 69%. Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygis per dešimtmetį tarp surašymų išaugo. Moterų įgijusių aukštą ir aukštesnį išsilavinimą buvo daugiau nei vyrų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija konstatavo, kad Lietuvos studentų pažymėjimus gaminant ir platinant Lietuvos studentų sąjunga netinkamai tvarkė studentų asmens duomenis. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Liepos mėnesį paprašyta pasidomėti nesunaikintais studentų pažymėjimais ir asmens duomenų tvarkymu. Aiškinantis skundo pagrįstumą lankytasi Lietuvos studentų sąjungos būstinėje. Skundas pripažintas pagrįstu. Lietuvos studentų sąjunga taip pat pripažino savo klaidas ir pasiryžo jas ištaisyti iki nurodyto termino pabaigos. Pirmadienį prasidėjo naujas Lietuvos studentų krepšinio lygos sezonas. Pirmose reguliaraus sezono varžybose vykusiose Klaipėdoje susitiko Klaipėdos ir Kauno technologijos universitetų komandos. Rezultatu 86-78 pergalę šventė Klaipėdos universiteto krepšininkai. Klaipėdos universitetas kartu su Lietuvos meno terapijos asociacija bei Šiaulių universitetu kviečia į meno terapeutų, reabilitologų, ergoterapeutų, psichoterapeutų, psichologų, socialinių darbuotojų, slaugytojų ir edukologų tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją Kūrybiški metodai reabilitacijoje. Konferencija vyks spalio 19 dieną penktadienį. Daugiau informacijos rasite adresu www.ku.lt. Praėjusią savaitę Kaune Vienybės aikštėje buvo pravesta daugiakalbė pamoka apie laisvę, kurioje daugiau nei 500 Vytauto didžiojo universiteto studentų, moksleivių bei jų mokytojų mokėsi žodžio laisvė. Sieksime rekordo pirmą kartą Lietuvoje. Tai bus pamoka, daugiakalbystės pamoka, kurią ves daugybė mokytojų, kalbančių daugiau negu 30 kalbų. Ir pamokos tema yra laisvė. Ir bandysim pasižiūrėti, išgirsti žodį laisvė daugiau negu 30 kalbų. Ir pasižiūrėti į tą žodį, į sampratą laisvės iš įvairių kultūrų pusių, iš įvairių perspektyvų. Kartosime šį žodį, kad išmoktume amžiams. Libertas. 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 Mes Europos kalbų dieną jau švenčiame 10 kartą, truputį vieneriais metais mažiau negu Europą, bet šiais metais sugalvojom šitokį unikalų dalyką dėl to, kad Užsienio kalbų institute dirba daugybė mokytojų, daugybė dėstytojų, kuriems jų dėstoma kalba yra gimtoji, ir taip pat įjungiame ir Erasmus studentus ir studentus atvykusius iš kitų šalių, kalbančių įvairiomis kalbomis, ir norime registruoti iš tokį akordą Faktum agentūroje daugiausiai kalbų vienoje pamokoje. Ir tikimės, kad taip pat bus rekordas, kad vienoje pamokoje dalyvaus daugiausiai dalyvių pamokos. Hola, muy buenas tardes. Feliz Día de Lenguas Europeas. Mes norėtume
Kaip Europos kalbų dienos, kuri švenčiama nuo 2001 metų rugsėjo 26 dienos, tikslai yra trejopi. Vienas tai kelti visuomenės sąmoningumą apie daugiakalbystę, apie jos svarbą. Antras, supažindinti žmonės su dėstomomis kalbomis, su tuo šitame regione, kokias kalbas, kur vietoje galime mokytis. Ir taip pat paskatinti žmonės mokytis kalbų. Tai ir mūsų renginių tikslai panašus. Vakar vyko, šurmuliavo po visus universiteto pastatus kalbų karavanas. Tai buvo 5 karavanai paskirstyti pagal kalbų grupės, kurie kvietė žmonės į kalbų šventę. Šiandieną taip pat išmoksime žodį laisvė 30 kalbų ir paskatinsime dalyvius šitos pamokos pasirinkti bent vieną iš tų kalbų, kuria kalba žodis laisvė tariamas jiems bus artimiausias jų ausiai ir jų širdžiai, tiesiog paskatinsime juos mokytis kalbų. Praūžė jau tradicinės tyrėjų nakties renginiai. Kas, kur ir kaip vyko, išvysite reportaže. Paskutinį rugsėjo penktadienį jau 8. kartą Lietuvos aukštąsias mokyklas ir įvairaus mokslo centrus pasiekė tyrėjų naktis 2012. Jau tradiciniu tapusi projektą įsitraukė ir Klaipėdos universiteto biologijos katedros mokslininkai, dėstytojai bei studentai. Jiems šiemet duris atvėrė Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro žuvininkystės tyrimų laboratorija. Ten ekspedicija, startavusi jau dieną, tęsėsi iki pat kitos dienos ryto. Ekspedicijos metu buvo tyriami smėliašokliai, otai ir plekšnės. Mokslininkų, studentų ir moksleivių komanda iš Baltijos jūros traukė mėginius, kuriuos vėliau naudojo įvairiems tyrimams atlikti. Ypač naktį, tarkim, yra labai įdomus laikas, kada jūrai viskas pasikeičia. Pavyzdžiui, plėšių žuvis migruoja į krantą maitintis, ten jaunikliai irgi migruoja link beveik vos ne tos sandūros zonas irgi, kur vanduo liečiasi su sausuma ir ten vyksta mityba kažkokie tai ryšiai, žodžiu, tai visa tai yra labai įdomu, visa tai yra labai mažai tirta, net jau nekalbant apie Lietuvą, tarkim, net ir pasaulyje tai nėra pakankamai ištirta, nes tai yra sudėtinga iš tikrųjų daryti, tai reikalauja labai daug fizinių jėgų iš tikrųjų. Studentams tokio pobūdžio tyrimai naudingi dėl galimybės susirinkti papildomos medžiagos savo kursinėms bei baigiamiesiams studijų darbams. Šiuose ekspedicijose seniau aš dirbdavau su smilšokliais ir tai smėlyje gyvenantis vėžiagyviai. Ir šiuo metu, kadangi stojau į ichtiologiją ir žuvininkystę, todėl pasikeitė šiek tiek tyrimų kryptis ir dabar būtent žiūriu platesnė prasme mitybą, tai yra būtent plekšnežuvių priekrantėje gyvenančių ir koks yra sąryšis su tais mano seniau tirtais smilšokliais. Tai ir pirmiausia, aišku, yra medžiagos rinkimas, kuris vyksta lauko ekspedicijų metu, nes tai turi būti kompleksiniai tyrimai, vienas pats tenai negali dalyvauti. Todėl būtent žuvininkystės tarnyba su mūsų universitetu Klaipėdos dalyvauja ir būtent mums čia leidžia atvažiuoti, naudotis jų laboratorijom. Tyrėjų nakties renginiai vyko ir Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dalyviams siūlyta nemažai interaktyvių veiklų, leidusių ne tik stebėti eksperimentus, bet ir patiems juos įsitraukti. Siūlyta dalyvauti ir naktinėse orientacinėse varžybose, o moksleiviams suteikta galimybė išbandyti pilotams ruošti skirtą treniruoklį ir patiems sukurti skraidyklę ant oro pagalvės. Buvo pristatytas ir šio universiteto transporto inžinerijos katedros studentų ir doktorantų prieš 2 metus pradėtas kurti ir dabar jau užbaigtas elektromobilis. Įvykusi 8-oji tyrėjų naktis pritraukė daugiau nei 10 000 mokslo entuziastų. Didžiausio dėmesio, pasak organizatorių, sulaukė tiesioginę naudą siūlė įvykiai ir mokslininkai, kurie į mokslo pažinimo šventę kvietė viešose miesto erdvėse. Rugsėjo pradžioje laida Universitetai LT informavo apie prasidedančius jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Šiandien skubame parodyti, kaip juose sekasi aukštųjų mokyklų studentams. Rugsėjį startavo po 6 metų atnaujinti jaunesniųjų karininkų vadų mokymai, skirti aukštųjų mokyklų studentams bei absolventams. Šie karybos mokslai vyksta 3 metus. Pirmaisiais studentai rengiami eiliniais kariais, antraisiais skyriaus vadais, o paskutiniaisiais būrio vadais. Šiuose mokymuose studentai mokinasi nemažai disciplinų, pradedant nuo taktikos, ginkluotės ir šaudybos, tęsiant ryšiais, apsauga nuo masinio naikinimo ginklų. Aišku, nei vienas karys neapsieis be krašto apsaugos statutų. Medicinos. Baigusiems mokymus bus suteiktas atsargos leitenanto laipsnis. Jie taip pat įgys ne tik naujos patirties, bet ir karininko specialybę bei galimybę tarnaujant kariuomenėje siekti karininko karjeros.
Aš manau, kad galbūt daugelis iš jų ateis po šių kursų į krašto apsaugos savanorių pajėgas ir taps būrių vadais, o neatmetu galimybės, kad ateityje kažkas iš jų taps ir profesinės karo tarnybos kariais. Dragūnų batalione vykstančiose mokymuose dalyvauja 30 studentų, iš kurių ne 9 merginos. Jaunuoliai studijuoja Šiaulių ir Klaipėdos universitetuose, Vakarų Lietuvos verslo ir socialinių mokslų kolegijose bei kitose aukštojo mokslo įstaigose. Studentai šios mokymus rinkosi dėl įvairiausių priežasčių. Vieni siekia įgyti naujos patirties, kiti svajoja apie specialisto darbą kariuomenėje, o trečius tiesiog žavi karybos mokslas. Gal ir buvo kažkokia svajonė į karo akademiją stoti ir visą kitą, bet tai nepavyko, dėl to čia pamėginti galimybę. Šios mokymus pasirinkau, nes jau nuo 2005 metų esu savanorė, tai tiesiog panorau pakelti savo kvalifikaciją. Sužinojau, kad yra atnaujinti kursai, kurie buvo sustabdyti 2006 metais, kadangi savanorės esu 3 metai. Tai nusprendžiau kažką tęsti su karyba. Kariuomenė šiaip man įdomu ir aktyvus laisvalaikis patinka. O kadangi čia suteikia atsargos leitenanto, visai norėčiau įsidarbinti kaip finansininkė kariuomeniai. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų grafikas studijuojantiems jauniems žmonėms itin palankus. Karybos mokslo užsiėmimai vyksta tik savaitgaliais, o žiemos ir pavasario egzaminų sesijos metu yra skiriamas laisvas nuo mokymų laikas. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Uostamiestyje įsibėgėja jūrinio slėnio kūrimas. Tai vienas iš 5 Lietuvoje plėtojamų integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių. Netrukus išvysite, kokia veikla čia užsiimama. Sveiki, esu Ilona, esu Klaipėdos universiteto doktorantė. Mano mokslinių tyrimų sritis yra labai glaudžiai susijusi su jūriniais mokslais. Šiuo metu esu Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto laboratorijoje, kurios įranga yra įsigyta vykdant jūrinio slėnio projektus. Ir todėl šiandien norėtumėm jums papasakoti būtent apie jūrinį slėnį. Lietuvoje jūrinis mokslas pakankamai yra nauja kryptis, dėl to, kad Lietuva, nors ir būdama pati prie jūros, ilgą laiką sovietmečių neturėjo galimybių savarankiškai vykdyti jūrinių mokslinių tyrimų. Sukūrus Klaipėdos universitetą susidarė visos galimybės plėtoti jau jūrinį mokslą Klaipėdoje. Jūrinio slėnio kūrimo mintis atsirado tuo metu, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija paskelbė galimybę Lietuvoje steigti integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus. Lietuvos jūrinis sektorius yra labai reikšmingas Lietuvos ekonomikai, o Klaipėdoje yra susiformavusi tinkama mokslinė bazė, leidžianti natūraliai apjungti šias dvi sritis į jūrinį slėnį. Kada pačią idėją reikėjo materializuoti, tai yra perkelti iš kolidorių, kur jinai buvo kuriama į realią aplinką, mes žinoma, pirmiausia kreipėmės į jūrinio sektoriaus verslo kompanijas. Jūrinį turizmą ir rekreaciją. Tai yra labai platus sektorius ir noriu pasakyti, kad labai aktyviai kompanijos parėmė šią idėją ir pirmiausia, ką mes padarėm, tai pakvietėm būti naujai kūriamo jūrinio slėnio steigėjais. Ir noriu pasakyti, kad tikrai didelė stambiausių kompanijų dalis atsiliepė į mūsų kvietimą ir tapo steigėjais, o 2008 metais mes įkūrėm ir jūrinio slėnio asociaciją, kurią pavadinom Baltijos slėnis, ir šios asociacijos steigėjais tapo 24 įmonės, organizacijos, institucijos arba asociacijos. Tai viena iki šioliai viena stambiausių tokių slėnio asociacijų, kurios veikia Lietuvoje. Slėnio paskirtis tai būtent kaip tik tai ir yra turėti galimybę
sukaupti visą absoliučiai reikalingą informaciją, kas vyksta jūrinėje aplinkoje, pradedant nuo to, kas vyksta jūros dugne, kokie procesai vyksta ir baigiant visais, sakykime, gyvais ekologiniais, sakykime, procesais, kurie vyksta vandens storymėje, apykaitoje tarp jūros dugno ir vandens. Ir visas ciklas visų šitų procesų. Tai manau, kad kaip tik tai dabar jūrinis slėnis tai ir yra tas instrumentas, kuris iš tiesų leis pažinti, mums labai gerai pažinti visą jūrinę aplinką, joje vykstančius procesus ir, išplėsti galimybę saugiai įsisavinti jūros išteklius. Jūrinio slėnio projektų rėmuose dalinai buvo finansuotas ir moderniausio Europoje navigacinių treniruoklių jūrininkams įrengimas Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje. Tai tikriausiai matėt treniruoklį ir jo pagrindinį valdymo pultą iš viso yra 5 laivai, 5 valdymo pultai. Vienas yra su cilindrinė 230 laipsnių vizualizacija. Tiltelis labiau turbūt panašus į kosminį laivą, bet tai nėra konstruktorių fantazijos, iš tikrųjų šiuolaikiniai laivai taip ir atrodo. Labai smagu, kad slėnis, jūrų slėnis buvo vienas iš tų šaltinių ir beveik trečdalis lėšų, kurių reikėjo tam, kad modernizuoti navigacinį treniruoklį, atėjo būtent iš slėnio. Vykdant jūrinio slėnio projektus buvo įsigyta ir autonominė 200 kanalų 2D seisminių duomenų registravimo įranga. Jos bandymus atliko vienos iš asociacijos Baltijos slėnis steigėjų UAB Geobaltic darbuotojai. Iš principo seisminė įranga yra skirta žemės gelmių tyrimams ir jinai susideda iš tokių pagrindinių dalių. Tai yra sužadinimas ir registracija. Sprogimo energija eina žemyn po žemę ir tuo tikslu, kad suteiktų informaciją mums apie geologinius sluoksnius, kurie yra iki, šiuo metu mes tyriam iki 2 km gylio. Mes savo aparatūrą tikslingai naudojam, naftos telkinių paieškom. Lietuvoje naftos telkiniai kaip tik ir yra tam gylė apie 2 km, tai yra Kambro smiltainių sluoksniuose. Šiuo metu jau yra įsteigtas Klaipėdos universiteto jūros mokslų ir technologijų centras, kurį sudaro 4 laboratorijos. Tai jūros ekosistemų, jūros chemijos, jūrinių konstrukcijų patikimumo tyrimų, vandens transporto technologijų laboratorijos. Daugiausiai įrangos įsigyta ir įdiegta jūros ekosistemų laboratorijoje, kuri įsikūrusi Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institute. Tai ir sudėtingas organinės anglies analizatorius, nepertraukiamo srauto analizatorius, lazerinis dalelių analizatorius, invertuotas šviesinis mikroskopas, konfokalinis mikroskopas. Kitą kartą, važiuodami į Palangą ar Klaipėdą poilsiauti, nepamirškite, kad jūra tai ne tik puikia vieta degintis, plaukioti, žvejoti, atsiminkite, kad jūra tai ir didžiuliai plotai jūriniam mokslui ir verslui. Artėjant Seimo rinkimams, mūsų reporterė Simona suskubo pasidomėti, ar tiesa, kad studentai vengia balsuoti. Taigi, kaip yra iš tikrųjų ir kodėl? Jau ne vienerius metus Lietuvoje vyroja niūri tendencija, bylojanti apie šalies jaunimo politinį aktyvumą. Valstybės valdžios rinkimuose balsavimo teisę pasinaudoja tik nedidelė dalis jaunų žmonių. Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto politologijos katedros dėstytojai bendrai vyraujančiai nuomoniai paprieštaravo. Anot jų, studentai atvirkščiai yra jaunimo grupė linkusi aktyviau dalyvauti politinėje erdvėje ir išsakyti savo nuomonę renkant savo tautos atstovus. Lietuvos jaunimas yra visoks, yra visiškai apolitiškas, nesidomintis politika arba nusivylę ir manantis, kad nieko negali pakeisti. Taigi negalima būtų vienareikšmiškai pasakyti, kad studentija yra nedalyvaujanti ar aktyviai dalyvaujanti. Apklausti dėstytojai vieningai mano, kad jaunieji Klaipėdos universiteto politologai nėra abejingi Lietuvos politiniai sistemai bei rinkimams. Jie aktyviai domisi mūsų valstybės valdymo reikalais, yra kritiški politiniams procesams. Jauni politologai pasigenda iš politinių partijų unikalaus politinio
pasiūlymų, kad jis būtų patrauklus, kad jis įsikius sudomintų. Ir jie tikrai aktyviai reiškia savo nuomonės, nepasitenkinimą, galbūt net galvoja, kad jie gali kažką pakeisti ateityje, bet dėl to jos ir ruošiame politologus, kad jie galėtų kažką padaryti geresnį Lietuvai. Tačiau kalbėtume apskritai apie mažėjantį jaunų žmonių balsavimo procentą, tai lemia įvairios priežastis. Keletas jų apolitiškumas, nusivylimas šalies valdžios politika bei tikėjimo dėl geresnės padėties praradimas. Tam tikrą tokį negatyvų požiūrį į politinius procesus ir aktyvų dalyvavimą, jose nemaža dalimi lemia mūsų politinė situacija ir mūsų politikų veiksmai, galbūt atotrukis tarp darbų ir žodžių. Jeigu jaunimo toks nedarbas, jiem reikia išvažiuoti, tai matau, kad kažkur tas su politinė sistema ne taip, kad rinkimų atsiranda krūva populistinių partijų ir krūva pažadų, o čia kažko tai tokio nėra. Dalis tokio jaunų žmonių pasyvumo priežasčių slypi sovietinės Lietuvos palikime. Tačiau Klaipėdos universiteto socialinių mokslų politologijos katedros vedėjas docentas dr. Saulius Šiliauskas, praėjus daugiau nei 20 metų po nepriklausomybės paskelbimo, skatina priežasčių ieškoti šiek tiek giliau. Viską nurašyti tam sovietiniam ar dar ankstesniam nedemokratiniam Lietuvos palikimui, tai tarsi nusiimti atsakomybę nuo mūsų pačių, nuo mūsų, kurie skirtingų kartų, kurie bendrauja ir visą tą atsakomybę užkrauti kažkokie tai praeičiai tam sovietiniam palikimui, tai jau nebebūtų toks, sakyčiau, visavertis ir išsamus atsakymas. Priežastis yra gilesnis, ne tik istorinis, priežastis yra ir dabartinėje visuomenėje. Jaunų žmonių įsitraukimą į valstybės valdžios rinkimus, jų pilietiškumą turėtų skatinti visos visuomenės instancijos - šeima, žiniasklaida, mokykla, universitetas. Žinoma, pasak politologų, jaunimas taip pat privalo būti neabejingais ir aktyviai įsitraukti į visuomeninę politinę veiklą. Pilietiškumas tai visų pirma asmeninė žmogaus pozicija, savęs identifikavimas su aplinka, su tuo, kas tu esi, kas yra kiti ir ko tu norėtum, kaip tu norėtum tą dalyką padaryti. Tai va šito, ko gero, mums šiek tiek trūksta. Dauguma apklaustų Klaipėdos universiteto studentų teigia, kad visgi šiemet vykstančiose Seimo rinkimuose balsuoti žada. Partijų ir kandidatų pasirinkimą lemia ne tik jų skelbimos idėjos, bet ir nuveikti darbai, indėlius kuriant geresnę šalies ateitį. Ir kiekvienas pilietis turi dalyvauti rinkimuose ir turi išreikšti savo nuomonę, tikrai. Pasižiūrėti tiesiog, ar valdantieji susitvarko su savo reikalais ir tuomet galima prognozuoti, kad norisi tęstinumo ir rinktis tenka juos. Asmenybės, charakteristikos, jų bruožai, jų pažiūros. Po to, kad nereiktų skųstis, kad valdžia negera ar kažkas, tai tiesiog, kai balsuoji, tai žinai, už ką balsuoji ir po to būna, gali sakyti, kad aš išrinkau. Čia vienas iš pagrindinių būdų kontroliuoti ir keisti savo esamą padėtį valstybę ir kokybę. Ir bendrai pasakius, čia būdas surasti kelią į ateitį. Juk norime, kad kažkas keistųsi į gerąją pusę. Ir reikia vykdyti savo tą pilietinę pareigą. Ir tai nėra visai sunku. Šiemet Lietuvos studentų sąjunga internete atliko studentų politinio aktyvumo apklausą, kurioje dalyvavo beveik 2000 studentų. Surinktais duomenimis Seimo rinkimuose šiemet tikrai dalyvaus 2/3 studentų. Šiandien jau pasidalinome visomis akademinio pasaulio naujienomis. Tikiuosi, kad kitą šeštadienio rytą jūs ir vėl įsijungsite laidą Universitetai LT. Beje, naujajame Facebook Universitetai LT puslapyje paskelbėme konkursą. Kviečiame visus akademinės bendruomenės narius kurti klipukus tema Smagiausia studijų akimirka. Konkurso sąlygas rasite pasinaudoję nuorodą, kurią matote apačioje. Nugalėtojų lauks šaunūs prizai. Dėkoju už dėmesį, susitiksime kitą šeštadienį 9:30 per TV6.